Šioje paskaitos dalyje labiausiai dėmesio bus skiriama gydymo parinkimui. Tai kyla tada toks praktinis sunkumas, kada būna respiracinių infekcijų bumas. Tai yra ankstyva žiema ar vėlyvas ruduo, ankstyvas pavasaris, kada žmonės serga, epidemija ir už durų 20 ar 30, o gal ir 40 žmonių, ar daugiau, ir neįmanoma visų pacientų nusiųsti radiologų ištirti, nes radiologas turbūt nuo tokio krūvio ir rentgeno laborantė susirgs. Tai reikėtų mums atrinkti tuos žmonės, kuriems reikėtų atlikti krūtinės ląstos rentgenogramą, tai yra labiausiai tikėtina, kad jie serga plaučių uždegimu. Tai kokie turėtų būti simptomai? Vėlgi, turėtų būti naujai atsiradę infekcijos požymiai, respiracinės infekcijos, plus krūtinės skausmas, kaip taisyklė, jis turėtų būti ar dešiniam ar kairiam šone, ne per vidurį, dusulys, tai yra oro stoka ir objektyvizuota padažnėjusiu kvėpavimu, girdimi smulkus drėgni karkalai ir kas dar labai svarbu, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kad naujai atsiradę ekstrapulmoniniai simptomai, tokie kaip galvos svaigimas ir dezorientacija. Kodėl šitie simptomai atsiranda? Vyresnio amžiaus ypač žmonėms, kurių kraujotaka netokia stabili kaip jaunesnių žmonių, dėl karščiavimo, dėl dehidratacijos sutrinka kraujotaka, dėl hipovolemijos. Ir atsiranda galvos svaigimas, o dėl to, kad plaučiuose nepakankamai vyksta dujų difuzija ir deguonies aprūpinimas organizme sutrinka, tai ne tik, kad hipovolemija, tai yra sumažėja cirkuliuojančio kraujo tūris dėl būtent skystosios dalies, bet ir deguonies trūkumas ir atsiranda dezorientacija ir silpnumas. Ir ką noriu pabrėžti, kad gali tekti rentgeninį tyrimą pakartoti kitą dieną, jeigu yra klinikinis įtarimas. Kodėl taip yra? Pirmą parą susirgus plaučių uždegimu krūtinės ląstos rentgenogramose jokių pokyčių gali ir nebūti matoma. Žinoma, jeigu atliksim kompiuterinės tomografijos tyrimą, tai jau ankstyvosius požymius pamatys. Bet daugeliu atveju, žinoma, pas jūs pacientas kreipsis ne pirmą parą, bet jeigu jau taip atsitiktų, kad kreipėsi pirmą ligos parą, tai gali tekti paprašyti jo atvykti dar kitą dieną krūtinės ląstos rentgenogramai, jeigu klinikinis plaučių uždegimo įtarimas yra labai didelis. Kai diagnozavom plaučių uždegimą, toliau aišku turėtų būti mūsų sprendimas, gydom jį ambulatoriškai ar guldom į ligoninę. Yra 4 labai paprastos indikacijos guldyti į ligoninę ir gydyti plaučių uždegimą. Vėlgi prisimenam, kad plaučių uždegimas yra 3 dažniausia mirties priežastis pasaulyje, yra mirties kapitonas. Todėl visais atvejais, kai pacientų būklė sunki, ar pneumonija sunki, tai yra apima abu plaučius, ar jau yra pneumonijos komplikacijos, skysčio susikaupę, darosi ertmė ar destrukcija plaučio, visuomet reikėtų hospitalizuoti. Tai pirmoji indikacija. Antroji indikacija yra amžius 65 metų ir vyresnius asmenis, net sergančius nesunkiu plaučių uždegimu būtina hospitalizuoti, nes mirties tikimybė tokio amžiaus žmonėms yra gerokai didesnė, net ir nesergant sunkia plaučių uždegimo forma. Taip pat trečioji indikacija yra sunkios gretutinės ligos. Pats savaime plaučių uždegimas tai yra stresas organizmui ir gali paūminti kitas ligas, dėl kurių pablogėti bendra ligonio būklė ir savaime suprantama gali ir pats plaučių uždegimas sunkiau būti gydomas ir rizika mirties ir komplikacijų yra didesnė. Ir ketvirtoji indikacija yra socialinė, tai yra vadinamos nepalankios socialinės sąlygos. Mes galim paskirti geriausią antibiotiką namams ir tinkamiausiai gydymą, bet jeigu tas žmogus dėl to, kad reikės primokėti 20%, neįsigys to vaistą, arba turės vaikščioti į parduotuvę, kad nusipirkt maisto, ar dėl kitokių priežasčių negalės gulėti, kaip sakoma, kabutėse ir gydytis, tai netenka prasmės mums toks gydymas, nes jeigu plaučių uždegimas komplikuosis, tai gydymas gerokai pasunkės ir kainuos gerokai brangiau. Todėl
socialinės sąlygos nepalankios taip pat yra indikacija tokį žmogų gydyti ligoninėje. Ir kaipgi mes pasirenkam? Šį kartą kalbėsim tik tai apie pradinį gydymą, nes jeigu pradinis gydymas yra neveiksmingas, tokiu atveju jau turėtume konsultuoti su gydytoju pulmonologu. Taigi santykinai galėtume išskirti ligonius sergančius nesunkia pneumonija, vidutinio sunkumo, sunkia pneumonija. Kas yra nesunki pneumonija? Tai visais atvejais, kai nėra jokių komplikacijų, nėra pačios pneumonijos komplikacijų, apie kurias kalbėjau anksčiau, tai tokių kaip skysčio kaupimas į pleuros ertmėje, destrukcijos nėra hemodinamikos sutrikimo, nėra dehidratacijos, paciento būklė laikoma nesunkia. Vidutinio sunkumo, kai yra vienas ar kitas iš simptomų anksčiau išvardintų. O sunki tai yra tuomet, kai reikia deguonies terapijos, kaip reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos, yra hipovolemija, šoko požymių arba komplikacijų. Ir taip pat, kada serga žmogus sunkia lėtinė plaučių liga, tokiamis kaip lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazės. Taigi, sergančiam nesunkia pneumonija gali būti pasirenkamas tiek intraveninis, tiek geriamasis antibiotikas. Jeigu mes pasirenkam intraveninį antibiotiką, tai pasirinkimas turėtų būti skiriamas ampicilinui, kada mes kalbam apie pacientą, kurį tenka gydyti ligoninėje. Jeigu yra sąlygų gydyti ambulatoriškai ir leisti vaistus ambulatoriškai, gali būti pasirinkamas ir penicilinas, jeigu nėra jokių kitų gretutinių ligų ir ligonis nerūko. Visais kitais atvejais rekomenduojame pasirinkti ampiciliną nuo pusės gramo iki gramo 3 ar 4 kartus per parą. Jeigu mes pasirenkam geriamą antibiotiką, tai geriamų antibiotikų turėtų būti amoksicilinas nuo pusės gramo iki gramo 3-4 kartus per parą. Amoksicilinas beveik 100% įsisavina iš virškinimo trakto ir panašus veikimas kaip ir intraveninio. Žinoma, šiek tiek vis dėlto silpnesnis geriamo antibiotiko poveikis palyginti su intraveniniu antibiotiku. Jeigu pacientas serga vidutinio sunkumo plaučių uždegimu, tai turėtų būti skiriamas 1 ar 2 gramai ampicilino 4 kartus. Pabrėžiu žodį 4 kartus į veną per parą. Jeigu jis serga sunkesnė vidutinio sunkumo pneumonija, galėtume skirti geriamą amoksiciliną po 1 gramą 3-4 kartus. Pasirinkimas visuomet yra 4 kartai per parą. Taip pat geriamasis antibiotikas, šita lentelė grafoj geriamasis antibiotikas nurodo, kad šis vaistas gali būti pasirinkamas kaip tęsimas po intraveninio antibiotiko, jeigu pirmasis buvo veiksmingas. Ir kiti antibiotikai, tokie kaip čia matote, dadėti klaritromicinas ar kiti makrolidai, galėtų būti skiriami tik tai tuo atveju, pabrėžiu, tik tuo atveju, jie yra legionelinės pneumonijos prielaidos. Ką tai reiškia legionelinės pneumonijos prielaidos? Reiškia, kad žmogus susirgo po aerozolių inhaliacijų. Aerozolių inhaliacijus gali susidurti gydyklose ar ten, kur galėjau prikvėpuoti iš įvairių drėkintuvų. Tai yra iš tų terpių, kuriuose gali gyventi ir daugintis legionelės. Jeigu ligonio būklė yra sunki, tai skiriamas arba yra gretutinės ligos, tokios kaip sunkilopl ir bronchektazės, pradinis gydymas yra amoksicilinas su klavulano rūgštimi, nurodyta dozė, kaip matote, 1,2 gramo 3-4 kartus per dieną, arba ampicilinas su sulbaktamu. Kodėl taip yra? Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga yra ta pati kaip ir anksčiau minėtų antibiotikų, amoksicilinas ir ampicilinas, tačiau klavulano rūgštis ir sulbaktamas yra medžiagos, vadinamų beta-laktamazių inhibitoriai, ir jos apsaugo minėtus antibiotikus, amoksiciliną ir ampiciliną nuo suardymo medžiagomis, kurios vadinasi beta-laktamazės. Beta-laktamazės išskiria bakterijos, kurios yra išlikusios gyvos ir paragavusios šitų vaistų ir gebančios apsiginti.
Tai tiesiog klavulano rūgštis ar sulbaktamas nėra antibiotikai, jie yra tiesiog apsauga nuo suardymo. Ir vėl, jeigu mes toliau kalbam apie gydymą tęstinumą, žinoma, neina kalba, kad mes gydysim sunkią pneumoniją geriamuoju antibiotiku. Noriu dar kartą pabrėžti. Visuomet gydymą pradėsim intraveniniu antibiotiku, tiesiog būkliai pagerėjus, išnykus hipoksemijai, hemodinaminiam nestabilumui ir kitiems simptomams gali būti skiriamas tolesnis gydymas geriamuoju amoksicilinu su klavulano rūgštim iki gramo 3 kartus per parą. Ir esant poreikiu gali būti papildomai skiriamas dar gramas amoksicilino. Ir vėl, jeigu yra legionelinės pneumonijos prielaidų, gali būti skiriamas makrolidinis antibiotikas. Kągi daryti tokioje situacijoje, kai pacientas yra alergiškas penicilinams? Laimė, iš tikrųjų turiu pasakyti, kad tokių situacijų pasitaiko labai retai praktiškai. Dažnai žmonės alergiją vadina bet ką, galvos skausmą ir kitokius simptomus. Bet vis dėlto, kada neturim laiko ar galimybių išsiaiškinti, o reikia skirti gydymą, tai pirmiausiai pasirenkami antibiotikai būtų respiracinis fluorochinolonas moksifloksациnas po 400 mg vieną kartą per parą į veną arba per os. Labai gerai žinomas antibiotikas klindamicinas, priklausomai nuo paciento būklės sunkumo nuo 300 iki 900 mg 3-4 kartus per parą į veną arba 150-450 mg 3 kartus per os. Klindamicinas išskirtinis tuo, kad labai gerai veikia gram teigiamus sukėlėjus. Tai yra dažniausias, kaip pamenate, plaučių uždegimų sukėlėjas yra pneumokokas ir kaip taisyklė klindamicinas yra veiksmingas. Arba, žinoma, galėtų būti skiriamas klaritromicinas per os labai nesunkia pneumonija sergantiem asmenim arba sergantiem sunkia pneumonija vankomicinas po 1 gramą 2 kartus per dieną. Pats netinkamiausias pasirinkimas būtų ciprofloksicinas po 400 mg 2 kartus į veną per parą būtų 800 mg. Ir kodėl čia yra šitas ciprofloksicinas? Ciprofloksicinas yra menkiausiai veikiantis pneumokoką antibiotikas iš šitų paminėtų. Bet gali tiesiog pasitaikyti tokia situacija, kad jūs neturėsite kito antibiotiko, todėl jis čia paminėtas, bet labai prašau jūsų to antibiotiko neskirti, jeigu yra bent vienas alternatyvinis jam antibiotikas. Kodėl norėčiau dar kartą pakalbėti apie tą, ką kalbėjau pačioj pradžioj. Kodėl netikslingas skirstimas į tipinės ir atipinės pneumonijas ir nėra tikslingas mėginimas visais atvejais uždengti kabutėse atipinius sukėlėjus. Kodėl taip nėra? Kaip jūs matote, 2012 metų nepriklausoma Cochrane duomenų bazės analizė. Cochrane tai yra nepriklausoma elektroninė biblioteka, tokia vadinkim organizacija, kurie tyria įvairias publikacijas ir vertina labai kritiškai, nesusiję kaip taisyklė su jokiom farmaciniam kompanijom. Ir ką šitie autoriai atlikė? Nagrinėjo 28 klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvavo apie 6000 įvairiausių ligonių ir palygino asmenys sergančius plaučių uždegimu, kurie buvo vadinami paprasti antibiotikai, nedengiantis atipinių ir dengiantis atipinius sukėlėjus. Ir matote, ką rašo, kokia išvada, kad pagal visus būdus jokio privalumo nerado tais atvejais, kai buvo mėginama gydyti ir atipinės bakterijas. Nei mirties prasme, nei klinikinio veiksmingumo prasme. Todėl to ir nereikėtų skirti. Pasižiūrėkime, galbūt kartais įvairūs autoriai kalba apie vaikus. Ar yra situacija skirtinga vaikams? Vėl Cochrane meta-analizė 2012 metai rodo iš esmės tą patį. Matot išvadą. Nepakanka įrodyti, kad reikėtų skirti net vaikams makrolidus. Net ir tais atvejais, kai tie sukėlėjai atrodo turėtų būti jautrus makrolidiniams antibiotikams. Nes dauguma dėje tyrimų, kuriuose dalyvavo makrolidus gaminančios kompanijos, buvo remiami farmacijos kompanijų, nepakankamai aukštos metodologinės kokybės ir todėl nekeičia
įprastinių rekomendacijų, apie kurias kalbėjau anksčiau. Pasižiūrėkime, kągi sako įvairūs tarptautiniai sutarimai, kada mes kalbame apie vaikus. Tie sutarimai yra patys naujausi. Šiuo metu pasižiūrėkime, šioje skaidrėje rodomas 2011 metų Amerikos infekcinių ligų draugijos ir pediatrų draugijos rekomendacijas, kurias rekomenduoja vaikam, kalbam šį kartą apie vaikus, tiems, kurie serga nesunkiu plaučių uždegimu ir gali būti gydomi ambulatorijomis, kad amoksicilinas turi būti, gana griežta formuluotė, turi būti pirmojo pasirinkimo gydymas prieš tai buvusiems sveikiems asmenimis, nes jis būtent padengia veiksmingas prieš dažniausią infekcijos sukėlėją, dažniausiai mirties priežastį, tai yra pneumokoką. Ir tai yra labai, matot, vadinama stipri rekomendacija. Toliau, kada mes kalbame apie ligonius, kurie patenka jau į ligoninę, tai vėl turėtų būti skiriamas ampicilinas ar penicilinas G žmonėm, kurie paguldyti į ligoninę dėl visuomenėje įgytos pneumonijos. Ir vėl ta rekomendacija, kaip matot, yra labai stipri. Pasižiūrėkime dar Britanijos rekomendacijas gydyti vaikams ir parašytagi juodu ant balto, kad amoksicilinas rekomenduojamas kaip pirmo pasirinkimo geriamasis antibiotikas visiems vaikams, tai yra visokio amžiaus vaikams, dėl to, kad jis yra veiksmingas prieš dažniausius visuomenėje įgytos pneumonijos sukėlėjus, yra gerai toleruojamas ir pigus. O alternatyva yra tik alternatyva, tai yra tais atvejais, kaip jis žmogus alergiškas tikrai, ar dėl kitų priežasčių gali būti skiriamas amoksicilinas su klavulano rūgštimi ar makrolidinis antibiotikas. Ir ta rekomendacija yra pakankamo stiprumo, o makrolidiniai antibiotikai galėtų būti, kaip matote žodis parašytų, galėtų būti pridėtas, jeigu nėra pakankamo gydymo veiksmingumo, tačiau šitos rekomendacijos stiprumas yra labai labai menkas. Tai yra D rekomendacija, tai reiškia tik tai kai kurių ekspertų nuomonė be tikro įrodymo. Taigi, paskyrus antibiotiką, žinoma, kyla klausimas, kaipgi mums vertinti, ar žmogus sveiksta ar nesveiksta. Vertinimas įvyksta per pirmasias 2 paras, neaiškiais atvejais per 3 paras. Jeigu kraujospūdis susitvarko, tai yra pakyla virš 90 mm gyvsidabrio stulpelio, kvėpavimo dažnis sumažėja, tai yra jau neviršė 100 kartų per minutę, kvėpavimo dažnis mažesnis negu 24 kartai per minutę ir kiti šitoje skaidrėje pažymėti kriterijai, tai gydymas yra veiksmingas. CRB rodiklis turėtų būti vertinamas taip, kad per 4 paras nuo gydymo jis turėtų sumažėti daugiau kaip 50% nuo buvusio lygio. Jeigu šitas rodiklis buvo pasirinktas kaip veiksmingumo kriterijum. Nors, kaip matote, veiksmingumo kriterijai yra klinikiniai, nėra radiologinių ar kitokių kriterijų. Keletą žodžių, kaip gali komplikuotis gripas, plaučių uždegimo. Ir tikrai turiu pasakyti didelių liūdėsių, kad didelė dalis gydytojų, o dėl gydytojų netikėjimo ir netikė ir pacientai vis dar nesiskiepė nuo gripo. Nors kiekvienais metais daugybė žmonių miršta dėl gripo sukelto plaučių uždegimo. Štai va tik tai pavyzdys, tokių pavyzdžių turime tikrai labai daug. Turiu su liūdėsiu pasakyti, tikrai labai daug. Kada pamažu blogėja būklė, matote, kaip keičiasi vaizdas su kasdieną ir plaučiai visiškai neuringi ir miršta tikrai jauni žmonės, nesiskiepė. Tikrai galiu visiškai nuoširdžiai ir atsakingai pasakyti, kad kasmet miršta tikrai ne vienetai žmonių ir visų, kiek turėjau galimybę pasiklausti, tais atvejais, kai jie dar galėdavo kalbėti, ar jie galėdavo kalbėti ar skiepyti. Ar nesiskiepė, visi buvo neskiepyti nuo gripo. Tai todėl trupučiuką pasižiūrėkime, ką sako apie skiepijimą paskutinės ir nepriklausomas rekomendacijos. Vienareikšmiškai sako, kad skiepijimas nuo gripo yra tikrai veiksmingas ir yra vienintelė priemonė, kuri tikrai veiksminga
ir vienintelė medikamentinė priemonė, kuri leidžia išvengti mirties. Į visų kitų vakcinų veiksmingumas yra nepakankamas kol kas. Taigi, norėdamas apibendrinti, dar kartą pakartoju, kad visuomet žmogui, kuriam yra plaučių uždegimas, pagalvokit, kad jį greičiausiai sukėlė pneumokokas. Ir visais atvejais, kai jūs galvojate, kad yra plaučių uždegimas, atlikite krūtinės ląstos rentgenogramą. Ir tik išimtiniais atvejais gali būti diagnozuojamas plaučių uždegimas be rentgeninio tyrimo. Hospitalizuokite visus, kurie serga sunkia pneumonija, pagyvenusius, vargingai gyvenančius žmonės, sergančius kitomis sunkiomis ligomis. Ir beta-laktaminiai antibiotikai praktiškai tai ampicilinas, amoksicilinas arba jų deriniai su beta-laktamazių inhibitoriais yra pirmojo pasirinkimo vaistai nesunkiai ir vidutinio sunkumo pneumonijai gydyti. Gydymo veiksmingumui vertinti praktiškai didelių išlaidų nereikia. Yra klinikiniai simptomai, tokie kraujo įsotinimas deguonim, kraujospūdis, kvėpavimo dažnis. Ir jų pakanka daugeliu ligonių ištirti ir veiksmingumui vertinti. Aišku, gali būti taip pat skiriamas ir CRB rodiklio kraujyje ištyrimas. Ir veiksmingiausia prevencijos priemonė, aišku, yra skiepimasis nuo gripo. Jeigu jums kiltų klausimų, visuomet drąsiai galite skambinti ar parašyti elektroninį laišką į Vilniaus universiteto Ligonių Santariškių klinikų pulmonologijos ir alergologijos centrą. Esant galimybei, dalyvaukite mūsų konferencijose tikslinėse, plaučių infekcijų ir kitomis tematikomis. Taip pat galite atvykti pas mus į tobulinimosi kursus. Mėly kolegos, dėkoju, kad išklausėte mano paskaitos ir aš norėčiau palinkėti, kad jūs patys būtumėt sveiki, propaguotumėt sveiką gyvenimo būdą, patys skiepytumėtės nuo gripo, savo artimuosius paskatintumėt ir pacientus paskatintumėt tai daryti ir tai neabejotinai sumažins mirčių ir tikiuosi, kad tada mūsų tas bendradarbiavimas bus veiksmingas. Ačiū labai.